Labas visiems, aš esu Birutė ir šiandien keliausime į Canva ir parodysiu, kaip pasidaryti vientisą ir nenutrūkstančią karuselę Canvoje. Ir taip, tai įmanoma. Ką anksčiau darėme su iliustratorium, dabar galima lengvai padaryti Canvoje. Tai nieko nelaukdami keliaujam, štai pasidarysime tokią karuselę. Tai keliam į pagrindinį langą ir štai čia yra pasirinktinas dydis. Renkamės jį ir įvedam priklausomai nuo to, kiek norime, kokio ilgio karuselė būtų, aš darysiu 5, tai spaudžiu, surenku 5400 ir aukštais 1350 standartinis Instagramo ir spaudžiam kurti naują dizainą. Taigi, turime štai tokį ilgą maketą, keliaujame į failas, pasirenkame nuostatas ir pridėti linijuotės. Pas mane lietuviškai, jeigu jūsų angliškas variantas gali šiek tiek žodžiai, žinoma, skirtis, bet surasite čia. Renkamės nustatymus ir čia įrašom, kad norim 5 karuselių ir kad tarpų nebūtų jokių, būtų 0 ir pridėti linijuotės. Štai, turime 5 vizualus mūsų karuseliai. Tai pirmin eikime, sudėliokime visą vaizdą. Keliauju, pirmiausiai pasiruošiu pagrindą, tai keliauju į formas ir pasiimu tikras formas, jas pabandau susidėlioti pagal tai, ko man reikia. Taip, darysiu vieną tokią, tuomet pasirinku iš karto spalvą, taip atsinešiu spalvą iš čia. Štai pasidarom. Tuomet čia aš norėčiau, kad eitų po apačią mano vizualas. Tai keliaujam į patį ir spaudžiam į galą. Ir čia norėčiau, jog būtų tamsiai žalia. Štai čia pasimsiu kodą. Galite pasirinkti tokią spalvą, kuri jums yra jūsų prekės ženklo spalva ir panašiai. Ir čia sumaišiau štai padarysim žalią. Čia galbūt aš jį daugiau susimažinsiu ir aš norėčiau kitoje pačioje paskutinėje karuselės dalyje lygiai taip pačiai įdėti žalią ir per vidurį dėsim, paliksim baltą. Ir štai turim švelniai pilką ir jį padėti irgi į galą. Štai turim tokią pradžią. Ir tuomet keliausime prie nuotraukų. Tai jas kaip visą laiką randame elementuose, susirandam mums gražiausias nuotraukas. Aš ieškosiu pagal raktažodžius, šuo ir štai pasiimsiu šitą nuotrauką, man ji labai faina. Iškirpsim pagrindą ir štai turim šuniuką. Tada aš norėčiau, kad čia eitų pėdutės. Tai ir pasirenku štai grafinius elementus. Šiek tiek pakreipiam ir padėliojam. Aš iš karto pasidarysiu norimą spalvą. Aš noriu, kad būtų balta ir net taip ryškiai šiek tiek nuimam tą baltumą. Ir štai kopijuojam
ir dėliojam pėdutės šuniuko. Galim šiek tiek pasukti, kad jisai bėga į šoną. Ir štai turime pėdutės. Taip pat norėčiau uždėti šuniuko kažkokį grafinį elementą, kad šuniukas kažką galvoja. Tai štai turim čia. Įdėsiu. Čia aš norėčiau, kad būtų baltas. Ir tuomet keliaujame į antrosios ir pasirenku tekstą. Čia aš jį nusikopijuosiu, taupydama laiką, iš tikrųjų galite bet kokį, koks jums tinka įsidėti. Ir štai, turime pirmą karuselę, keliaujame sudėlioti antrąją. Tai antrojoj norėčiau išvardinti punktus tam tikrus, kodėl šuniuko maistas yra geras, sveikas ir panašiai. Tai pasidarau keletą punktų. Ir štai visi vienoje vietoje. Ir pasidarau juos irgi baltus. Ir pasimu taip pat šitą tekstą, įklijuojam. Išlyginam. Ir turime antrą karuselę. Galim keliauti prie trečiosios. Čia šiek tiek reikės įdėti pastangų. Tai kursime, ieškom maketo, kuriame būtų telefonas. Štai pasimsim šį. Turim telefoną ir į tą telefoną įdėsim nuotrauką, bet tą nuotrauką sukurs tarsi 3D efektą. Tai keliaujam susirasti tinkamos nuotraukos. Tai aš įsikeliu jau turimą nuotrauką, pasidarau jos kopiją ir įkeliu į telefoną. Telefone, kaip matote, jinai užima tik tai trečdalį ekrano, bet aš norėčiau, kad būtų per visą ekraną, tai spaudžiu 2 kartus ant telefono ir ištempiu nuotrauką, kad ji tilptų man visame lange ir štai išcentruoju ir spaudžiu taikyti pakeitimus. Kaip nekartą esu minėjusi tam, kad norint uždėti ant viršaus kitą vaizdą, jisai dažniausiai telefonas jį pasiima, todėl reikia uždėti grafinį elementą, kuris apsaugos mūsų kitą nuotrauką ir galėsim ją saugiai užkelti ant telefono. Tai nesvarbu, kokia spalva grafinio elemento, aš vis tiek ją padarysiu skaidrę ir štai dabar šitoje nuotraukoje nusiimam foną, ją susitvarkom šiek tiek, susimažinam ir padarau, kad ji būtų pačiame viršuje, yra jau viršuje ir štai galiu saugiai uždėti ir jos telefonas nepaims. Šiek tiek sumažinu ir štai vuolia, puikiai telpa. Ir štai turim iš telefono išlindusį šuniuką, man visą laiką labai patinka šitie ir labai pagauna akį vaizdai. Tada uždėsime keliausime, turime jau trečią karuselę, keliausime prie ketvirtos. Tai ketvirtoje karuselėje noriu galbūt padaryti kažkokį aprašymą, dar kartą papasakoti apie ką yra mano produktas. Ir čia keliaujam į nuotraukas. Pasiimsiu šią nuotrauką, uždėsiu ją čia kaip pagrindą. Nuimsiu nuotraukos pagrindą ir pabandysiu ją paslėpti štai po štai žaliais elementais. Tai renkuosi po vieną eiti atgal ir matote, vis palenda štai. Puiku. Ir čia aš norėčiau, kaip ir minėjau, pasidalinti kažkokiais naudinga informacija ir panašiai. Pasirinku štai šį elementą. Sinešu jį čia, susidubliuoju ir
padarom, kad šis būtų baltas. O štai šis gali būti ir žalias. Ir štai įklijuosiu šį tekstą. Ir pasidarėme trečią karuselę, keliaukime, tai yra ketvirtą ir keliaukime prie paskutinės 5. Vėl einame į nuotraukas, čia galite kelti savo nuotraukas, jeigu turite ir panašiai tą tematiką, kurią norite kalbėti. Aš savo ruoštų pasidalinsiu dedusą iš Canvos, kaip pavyzdį parodyti. Štai Canva turi taip pat karts nuo karto ir jau be pagrindo nuotraukų, o čia man kaip tik tokios reikėjo, bet aš norėčiau uždėti tam tikrą rėmelį aplink šitą šuniuką. Tai rėmelį galiu uždėti keliaudama į redaguoti. Ir štai čia yra šešėliai. Ir šešėliuose pasirinksiu šį variantą. Norėčiau, kad jis būtų baltas ar bent pilkas. Ir tada galiu padaryti, kokio dydžio tas apvedimas būtų. Tai štai turime šuniuką ir prie šuniuko pridėsime indelį ir užrašą. Štai turime ir 5. karuselės dalį. Ir taip atrodo mūsų visa karuselė. Matom, kaip atrodys Instagrame. Bet tuo nesibaigia. Tam, kad galėtumėm karuselę įkelti į Instagramą, turim ją parsisiųsti, spaudžiant atsisiųsti, pasirinkom, kad būtų PNG ir atsisiųsti. Taigi tam, kad Canvoje sukurtą šitą karuselę mes galėtumėm tikrai panaudoti Instagrame kaip karuselę, turime keliauti į, aš naudoju desktopę kompiuteryje, yra appsų ir telefone, bet man kažkaip patogiausia kompiuteryje, tai keliaujame į Instagram Gridmaker ir čia įkeliame savo nuotrauką, kurią parsisiuntėme, štai kaip matote. Ir štai, matot, įsikėlėm ir čia pasidarom, kiek buvom suplanavę, kad bus 5 ir parašom, kad karuselė. Tai matom, bus 5 vizualai ir spaudžiam split the image. Ir štai turim kiekvieną atskirtą atskirai, jas visas parsisiunčiam ir viskas. Volia, keliam į Instagramą ir džiaugiamės su vientisa, nenutrūkstančia ir tikrai akį patraukiančia karuselė. Labai labai tikiuosi, kad šis video buvo naudingas ir todėl raginu prenumeruoti šį kanalą, pasidalinti patiktukais ir komentaruose, žinoma, pasidalinti, kas patinka, ką norėtume daugiau sužinoti ir apie ką turėčiau pasidalinti dar.